pridėsiu ir kontribuosiu, kad viskas yra netiesa. Neprisiriškit prie jokių koncepcijų, gerų ar blogų, todėl kad tai yra tik koncepcijos, tai yra savokos, kurios mums padeda gyvenime. Iš tikrųjų, mes siekiam būti ir geresni, ir padėti savo artimui, bet joga yra kažkas kita. Tai yra pusiausvėra tarp pliuso ir minuso. O pusiausvėra yra labai labai sudėtingas procesas. Tiek visuomeniai, tiek pasaulyje, matot, ką reiškia pusiausvėros nebuvimas, tai reiškia karus visokiausių. Tai joga yra labai subtili būsena tarp pliuso ir minuso. Na, iš tikrųjų, labai įdomus klausimas, kas yra joga. Kai pradeda klausyti, kas yra joga, labai pasimetu ir pasakau turbūt, kad nežinau. Aš galiu paaiškinti, kas yra joga ir aš aiškinu, bet turbūt tiek žmonių, tiek yra ir nuomonė, ir tiek kelių iš tikrųjų, nors mes suvokiam, kad tas kelias lyg ir viena, bet kokie intelektualiniai paaiškinimai, jie neatskleidžia jogos esmė. Tai yra tik tais kažkoks žodinis mano suvokimo interpretavimas. Kaip aš jums galiu perduoti savo suvokimą, pavyzdžiui, kas yra saulėtekis arba saulėlydė. Aš jums galiu jį aprašyti, ar ne? Ir jeigu jūs jį matėt, jūs pasakysit, kad taip iš tikrųjų tu aiškini, taip aš jį irgi mačiau. O jeigu jūs, pavyzdžiui, nematėt to saulėtekio, arba įsivaizduokit absoliučiai aklą žmogų, kuris nežino, kas yra šviesa. Ir kaip aš jam paaiškinsiu, kas yra šviesa, kas yra saulėtekis, kas yra saulė, kaip čia viskas atrodo. Yra sudėtinga perduoti verbalinę formą savo įspūdžių. Todėl kartais tie tokie iš proto visi dalykai, jie netikri yra. Ir kiekvienas žodis ištartas yra netikras. Nu, aš taip gal pasakysiu paprasčiau. Pasakysiu visų pirma tradicinį apibrėžimą, kad joga tai yra jungtis tarp individualios sielos ir aukščiausios sielos, kurią mes paprasčiausiai vadinam dievu. O man asmeniškai joga tai yra gyvenimo būdas. Vat ir tiek. Tai yra man būdas, tai tas būdas, kuriuo aš galiu tobulinti save, tobulinti savo sielą, kad aš galėčiau pati geriau jaustis, kad aš šitą gerumą iš savęs galėčiau skleisti aplinkui, kad aš, ta prasme, galėčiau pati jaukiai jaustis aplinkinėme pasaulyje, gerai su juo sutarti ir kad aplinkinis pasaulis irgi džiaugtųsi tuo, kad mes esame kartu.